klausimas yra toks, susuko sprandą jau 11 dienų, nežinau ką daryti, suprantu, kad yra kažkokia psichosomatika, kaip jinai sako, bet jinai nežino, kas tai net yra. Nu, tiesiog sako, suprantu, kad kažkas nuo minčių. Tai kaip tavo, kaip psichosomatikos praktiko, žmogaus, kuris konsultuoja žmonės, tai nuomonė. Tai šitai merginai, vat, mes paklausėm kartu su Saulium balsą, iš balso jaučiasi pas ją toks biškiai abejonės. Balsas su abejonės gaidele yra. Tai kaklas visą laiką yra, siūlau atkreipti dėmesį tai merginai į savęs nuvertinimą. Tuo labiau jin pasakė, po pirmos pakopos ją susuko. Kažkur kažkas namuose įvyko, gal berniukas. Labai būtų, aišku, įdomu žinoti, į kurią pusę jį ten slenkasi kažkokie slanksteliai, ar nesakė, kad kuri pusė susuko, dešinė ar kairė. Pagal tai galima spręsti, su kom yra susiję, bet greičiausiai bus dešinė pusė. Greičiausiai, nes tai dažniausiai būna. Dėl ko tai vyksta? Kas žiūrėk, yra fiziniai pažeidimai. Jis sakė, anksčiau kažkada turėjo avariją, teisingai, ir, bet per daug metų labai. Gal tai, pavyzdžiui, gali būti iš tų laikų kažkas atsinaujinę. Bet jeigu mes atmestume, pavyzdžiui, tą fizinį, taip, kažkokį poveikį. Gali įtakoti, bet kuriuo atveju gali įtakoti, kad jin buvo avarijoje. Jeigu jinai buvo kalta toje avarijoje, jinai nesąmoningai save nuvertino. Nuvažiavo į stovyklą, pamatė, kad yra kažkokių mandresnių, mes visą laiką save matuojam su kitu žmogum. Ar ne? Mes bandom būti geresni už tą supantį pasaulį esantį žmonės, ne? Bet kartais pasitako, tengi susižaviu ir aš net nepajaučiu, kai aš pats save pakišu po kilimėliu. Kažkokį elgesį paėmiau, padariau, ar ne? Ir aš pajaučiu. Ir po to man kaklas pradeda skaudėti. Naktį pabundu, kaktas susuktas. Aš gal to pasakojau, Sauliau, vieną atvejį su savim, kai aš vieną kartą per tokį įtemptesnį pokalbį su žmona per garsiai pakalbėjau. Ir aš pats supratau. Ir man taip, ai Mariau, nu kam tu taip su moterim, žinai, čia tą balsą keli. Aš naktį atsikeliu, ryte atsikeliu, man visas sprandas susuktas, va taip skauda. Bet aš neieškau pas daktarus ir pas masažus nevaikštau. Aš išėjau tik tais, kas čia vakar įvyko, ai, ten ta situacija. Atsiprašau, atšaukiu, taip toliau, man 80% skausmo, va taip ir va taip. Kaip tai veikia? Tai veikia todėl, kad mūsų mintis, jausmai, viskas susiję, viskas eina iš smegenų centro į kiekvieną mūsų kūno ląstelę. Kaklas yra susijęs su intelektualiniu savęs nuvertinimu. Viskas, spazmas čia, nuvertinimo santykyje su išoriniu pasauliu, su partneriu, taip toliau bus dešinė pusė. Nuvertinau save kaip mamą, arba santykyje su mama, arba su vaikais, bus kairė pusė, pas dešimtrankius. Viskas iš smegenų centrų, yra konsteliacijas, yra pjūviai smegenų padaryti, taip toliau mato dėmeles, kai skanuoja smegenis. Ten tos tamsesnės dėmelės, aišku, medikai vienaip interpretuoja, ar ne, mes psichosomatikai kitaip galima taip žiūrėti, nueitų nuotrauką pasidaryti smegenų, supranti, ir tu matai, kad tenais juoda dėmelė yra tamsi. Ką jinai rodo? Jinai rodo biologinį konfliktą žmogaus galvoje. Aišku, dėl kaklo nebus. Čia jau, kaip sakau, kai yra onkologija, kai yra tos chroniškos ligos ir taip toliau. Jeigu tu pasikankinai kažkur savaitę labai smarkiai, pas tave vyksta smegenyse procesai. Jie siunčia signalus į mūsų raumenis, į mūsų ląsteles, į mūsų vidaus organus, priklausomai su kom tai yra susiję, ir ten pradeda vykti pakitimai. Kai kurie audiniai nyksta, kai kurie auga. Tai tie, kurie auga ir tie, kurie nyksta, tai galima sakyti, tai yra jeigu tai ilgai, žmogus labiau kenčia, labiau savyje laiko, mes daeinam iki tos diagnozijos kaip onkologija, ar ne, ir tai, aš sakau, tai yra onkologinis procesas, jinai taip vystosi, bet kas įjungia tą vystymąsi, kada jinai prasideda. Ir čia ir yra pagal epigenetiką ir pagal psichosomatiką, ar ne, kad tai prasideda mūsų galvose visada. O jeigu tave domina daugiau, tai kviečiu prisijungti prie Emocinės gerovės klubo, kurį sukūrė mylimavykla.lt, ir daugiau gauti Mariaus paskaitų ir kitų nuostabių lektorių paskaitų, kad patirtumėt gyvenime daugiau emocinio lengvumo.